nėra dienos, kad Kazimieras Trota neužsuktų arklides. Žinomas ristūnų veisėjas ir jo sūnus Kastytis jau daugel metų lenktynėse skina laurus, vadeliodami savo ūkyje užaugintus žirgus. Ir mūsų pažintis su jais prasidėjo Širvintų hipodrome. Kažkada prijaukinęs laukinius arklius žmogus juos pritaikė įvairiausioms reikmėms. Tačiau šis gamtos tvarinys, skirtingai nei kiti gyvūnai, sugebėjo tapti daugiau nei naudą duodančių gyvulių. Jei neištvermingi žemaitukai, Lietuvos sunkieji trakėnai, vargu ar būtume garsėję kaip karžygių kraštas. Ne veltui ištikimieji žirgai buvo laidojami kartu su šeimininku ir papuošė mūsų valstybės herbą. Savo gyvenimo be žirgų neįsivaizduojantis geriausių Lietuvos žirgininkų pripažintas Kazimieras Trota tikina, žirgas viską supranta ir net kalba, tad mokantys juos suprasti gali daug pasiekti. Jo ūkyje auginami ristūnai padėjo pelnyti ne vieną apdovanojimą. Pasiekimais varžybose jau seniai didžiuojasi ir vyresnysis Troto sūnus Kastytis. Na tai kaip rezultatai? Sūnus pirmas. Sūnus pirmas, užleidot vietą. Ne, o kodėl? Žirgas greitesnis. Aha, tai nesutrukdė nei blogas oras, niekas? Niekas nesutrukdė. Atrodo tai gražiai. Nu, turėtume pagal viską atrodyti taip. Atrodom taip, kaip atrodom. Tai 12 metų žirgų neriba. Jiem 14 berods. Net 14? Aš net nežinau. Jiem kažkur jau daug jau metų. Dažniausiai tokie žirgai jau nebevažiuoja. Jie jau kitą paskirtį turi. Na tai gal šitos varžybos tokio čia menko lygio, užtat su juo ir dalyvaujat? Jo, pagrindinio konkurento nebuvo, bet tėvelio kumelė irgi tokia viena iš pirmųjų Lietuvoje, taip kad net keista, kažkaip tikėjausi būti antras. Antras, trečias, nes čia dar kitas konkurentas yra, tai, bet gavosi taip, kad vėl pirmas. Labai lengvai iš posūkio, paprastai, be botago aš net važiavau. Po sunkių varžybų ristūnų laukia ne tik skanesnis kąsnis, bet ir vandens procedūros. Su šia dvimete kumele dalyvauta 8 varžybose ir visose laimėta. Neseniai norvegai už Verdžio operą, toks kumelės vardas, siūlė solidžią sumą, bet azartiškas vadeliotojas savo numylėtinės neketina parduoti. Tėvas ir senelis yra gimę Amerikoje. Jie yra aukšto labai lygio, labai greiti. Jinai pati tą daro ir atsigimus grinai į tėvą. Tėvas turėjo prancūzų Amerikos ristūnų kraujo, Amerikos ristūnų kraujo. Tai va, pas ją kažkur tai yra ketvirtadalis Amerikos ir prancūzų ristūnų, tai daro ištvermę, o Amerikos ristūnų duoda greitį. Tai už tai greita tokia yra. Trotų ūkyje auginami ne tik lenktyniniai žirgai. Šioje bandoje įvairiausių veislių ir amžiaus kumelės. Įspūdingiausiai atrodo romūs Lietuvos sunkieji. Tad norintys įsigyti kumeliuką ar suaugusį žirgą dažnai atvažiuoja į Trotų ūkį. Čia yra iš ko rinktis. Po metų kitų atsiras ir mažųjų ponių prieauglių. Jų žavesiui retas gali atsispirti. Dažniausiai mes turizmui juos atiduodam, kažkur tai parduodam, kuris gražesnis, aišku, gal dažniausiai mėsai būna taip, jeigu kažkuris traumą turi, žinot, kuris jau arba jį užmigdyti, arba dar kažką tai padaryti, žinot. Aišku, labai gaila, kai tai būna ir atsitinka, čia vieną kumelę vaikšto Arija, nes aš su jie daug važiavęs, daug laimėjęs labai. Na, jie atėjo laikas, kada jau baigėsi sportinę karjerą ir faktiškai jos veislė mums nėra tinkama. Nu, bet mes ją laikom. Man tiesiog gaila ją išvežti mėsą, nes faktiškai jinai mane daugiau išmokė važiuoti, negu aš su jie ten pasiekiau. Kumeliai Arijai Kastytis jaučia ypatingus sentimentus, tačiau vaikinas dar ilgai prisimins kitą žirgą, kurios spyris jam galėjo kainuoti regėjimą. Vaikinas sako ačiū Dievui ir chirurgams, atstačiusiems sumaitotus veido kaulus. Tačiau ir po tokio įvykio jaunasis Trota neketina atsisakyti dalyvavimo varžybose. Aš tikrai žinojau, kad aš važiuosiu, man netgi daktarai sakė, po naujų metų nebandyk net krūtėti, į tą pusę aš jau gruodžio mėnesį važiavau. Laisvo nuo paskaitų metu jis padeda tėvui ūkininkauti, o ateityje savo gyvenimą žada susieti tik su žirgais. Vaikinas pakviečia apžiūrėti technikos angaro. Didelė dalis jos pirkta su ES parama. Už beveik 90 000 litų įsigytas presas, šakės ir vyniotuvas. Galbūt tas išskirtinis tik tai dalykas, tai iš visų Lietuvos ūkininkų jaunųjų tuo metu gavusi paramą, tai kad mes buvom gal net vieninteliai, tiksliai nepasakysiu, kurie skiria visą tą žirgininkystės ūkio kėlimui. Tai žinot, dauguma su kiauliam, su avim, su grūdų kultūrom, o mes su žirgais.
Veterinarijos gydytojo išsilavinimą turintis Kazimieras Trota tikina, kad žirgininkystė niekada nebus nuostolingas verslas, jei turėsi pakankamai žinių ir neskaičiuosi savo darbo valandų. Ne vien specializacija yra Amerikos ristūnų, bet yra ir sunkiųjų veislės, arkliai, Lietuvo žemaitukai, bet to Honoverių veislės yra banda. Ir dar veisiam tokius keršus, kaubojiškus arkliukus, kuriuos mėgsta yra pamėgę turistai, užsienio šalių piliečiai, pramogai pasidinėjimams juos vertina. Kad taip, kadangi ūkis yra rezultatai, tik tą linkme yra dirbama. Kadangi specializacija gali būti tokia siauresnė, bet ji turi stipri visą laiką būti. Juk tiek daug metų įdėta arklininkystėje. Ja toliau taip reikia ir vesti, nes jeigu pakeisti kokią tai arklius į karves arba į kokias avis, jau yra reikalinga speciali tam įranga, tvartai gali sienos likti tos pačios, bet vis dėlto reikia viską pakeisti, ir žinias pakeisti, ir inventorių keisti, ir pritaikymą fermų. Žinodamas, jog nieko nekeis, ūkininkas drąsiai naudojasi ir ES parama. Pagal nitratų direktyvą įsigijus techniką lengviau tvarkyti mėšlą, ūkyje laikomasi aplinkosauginių reikalavimų. Apie galimybę pasinaudoti investicinę kaimo plėtros programos paramą ūkininkas kol kas kalba atsargiai. Nežinia, kaip klostysis 9 metai. Kada išvelgsim 9 metus, kokia tai bus parama, ant kiek rems, kaip ta visa bus įveikta krizės planas, tada galima bus ir naudotis. Kol kas reikia pasakyti šiais metais stop. Ūkininkas puikiai žino apie kompensacinės kaimo plėtros programos išmokas. Jos numatytos antrojoje kryptyje. Už nykstančius Lietuvos senųjų veislių arklius galima gauti beveik 700 litų metinę išmoką. Už tvarkomas valdoje gyvatvorės skiriama net 1500 litų. Ūkininkaujantis nederlinė žemės ūkio veikla vienam projektui gali gauti iki 690 560 litų. Tačiau kita tiek turi turėti savų lėšų. Už meilę žirgams mūsų pašnekovas gali padėkoti seneliui. Pamenu, kaip šiandien, senelis visada turėdavo kumelę, turėdavo prieauglį, nors tas žirgas, tas arklys skaitydavosi kolūkio, bet jis vis vieną laikydavo kaip savo. Jis gerbdavo, mylėdavo tos kumeliukus, gal genas kažkur pasiliko. Kada genas pasiliko, baigiau mokslus, įgijau žinių ir prasidėjo tasai. Be galo sekėsi man pradžioj sporte ir dabar sekasi, negaliu sakyti, kad nesiseka, bet sekėsi sporte, kada vienas įk laimė, antras įk, trečias įk, taip kaip ir kazino turbūt. Kaip ir kazino ir prasideda visi laimėjimai arba pralaimėjimai. Tačiau veterinarijos gydytojo, trenerio ir kai reikia žirgus kaustyti kalvio profesijas derinantis vyras, netiki, jog pasaga gali atnešti laimę. Mat turi jų begalę, bet sėkmės pasiekia tik atkaklių darbų ir pasišventimu. Nustebome sužinoję, kad žirgams atliekamos ir stomatologinės procedūros. Žirgininkas neslepia, mieliausi jam ristūnai. Jie žino jau atsidarius duris, kas reiks daryti, reikia treniruoti ar į lauką pasivaikščioti. Pamato vežimėlį irgi, jie viską, jie taip pat mąsto kaip ir žmogus, tik mes nesuprantam jau kalbos išraiškos, o faktiškai jie viską supranta. Bet tai, kai reikia skirti su žirgu, tai turbūt jums labai skauda. Kada pačioj tokioj eiklume būtų sunku skirtis, nors ir didelis pinigus mokėtų, bet kažkaip tai galvoju vis tiek galima pragyventi ir to žirgo nepardavus. Stabtelėkime prie apdovanojimų. Įsimintiniausias Kastyčiui pirmasis prizas, kurį gavo būdamas vos 13 metų. Šita va paskutinė yra. Tokia viena didžiausia. Ši pereinama taurė. Galbūt aš ją iškovosiu dar kartą. Po 3 dar kartą iškovosiu ir po 3 metų liks pas mane gal. Dabar iškovota pirmąjį kartą. Jo, šiais metais iškovota ir kitais metais gal nereiks atiduoti. Vyresnysis Trota tikina, visi apdovanojimai svarbus, bet kai kurie laimėjimai įsimena ilgam. Budapešte 93 metais, kada laimėjau buvusių socialistinių šalių taurę, tai buvo didžiulis prizas, $4,500, grįžau labai vienintelis turtingas lietuvis, kada dar šalyje, man atrodo, buvo talonėliai arba gnorkos ar kas, aš jau turėjau $1 tiek. Tai milijonierius beveik buvau palyginus tada su tais laikais. Pirmas lietuvis, nusipirkau pirmą privatų žirgą.